Laikas bėga, bet mes nelenktyniaujame su juo. Mes kantriai laukiame čia. Diena iš dienos, metai iš metų. Ar liūdime? Būna. Ar verkiame? Verkiame. Taip daro visi, kai skauda širdį. Tik liūdime mes labai retai, nes kiekvienas giliai viduje nešiojame viltį. Aš laukiu bendravimo su darbuotojais. Su darbuotojais ir su klientais. Labiausiai norėčiau savai palinkėti užsispyrimo eiti į priekį. Dainuojam, šokam, aš groju, pavyzdžiui. Su visokiais instrumentais. Skrabaliukai. Nu, skrabaliukai. Nu, visokie. Barškaliukai. Šitie vaikai yra visi, kurie dabar yra, aš sakau vaikai, nes su jais jie kartu su manim užaugo. 30 metų, aš juos visus pažįstu. Viltis ir pagrindinis kiekvienas žmogaus būsena, jausmas, noras, kad kažkas įsipildytų. Jeigu žmogus neturės vilties, neverta ir gyventi. Prieš daugelį metų nebuvo dėl neįgaliųjų jokios organizacijos. Birutė Gedgaudienė, Antanas Gedgauds šeima subūrė pirmas šeimas Telšiuose gyvenančius, auginančius vaikus, invalidus, taip vadinus, organizacija. Ir pradėjom šitą veiklą. Mes supratom, kad mūsų vaikų niekur nepriima. Tais laikais mūsų niekur nepriėmė. Mano mergaitai buvo 10 metų. Mūsų viltis susijusi su tuo, kas įmanoma, o neviltis su tuo, kas neįmanoma. Kūrybingumas išstumia neviltį. Tikėjimas ir pasitikėjimas kitais taip pat yra kūryba, kuri teikia viltį ir optimizmą. Viltis kaip saulė. Ji šviečia visur, kur esame ir ką darome. Viltis šviečia visame kame. Darbo specifika iš tikrųjų yra sunki, bet įmanoma dirbti, nes tiesiog susidraugauji, pažįsti ir net palieka net mielą kaip šeima. Ir tu džiaugiesi tiesiog kiekvieno net šypseną, kiekvieną rankos judesių, labai čia ir viskas. Aš manau, kad čia yra tik tais tie žmonės gali dirbti, kad ateina iš širdies dirbti. Kadangi aš jau turėjau sunkesnę patirtį, tai manęs niekas nebestebino. Aš esu tas žmogus, kuris mėgaujasi santykiu. Tiesiog mane džiugina kiekvienas susitikimas su klientu, prisilietimas prie jo, kaip ir kolegės minėjo, nes juokeliai kasdieniniai, pašmaikštavimai. Tiesiog jie tokie žmonės su žemaičiai sakytų su didelė dūšia. Ir tu ateini čia, kaip sakau, tu ir duodi, bet tu ir daug labai pasikrauni. Tiesiog, tu pripildai savo sielą džiaugsmo. Mano gyvenimas yra pilnavertis dėka ir šito centro. Aišku, ne visą gyvenimą aš čia praleidžiu, bet kai jau ateini, tai čia yra ir su kuo pabendrauti, ir yra apie ką pabendrauti, ir gali visada žinoti, kad būsi suprastas. Sūna, Piešo, Vaida, bendrauna su draugas. Užsiimu medžių darbais, užsiimu grandimo menais, užsiimu daug kitais užsimenu. Darom visokius tokius darbelius. Man labiausiai patinka daryti iš košės, taupyklės patinka, drožti patinka
ir daug deginimo meno ir drožinėjimas su staklėmis. Atmosfera, sakyčiau, tokia kaip į šeimą ateina. Ir kolegos, ir paslaugų gavėjai. Tiesiog tikrai nesitikėjau. Mes ir žaidžiam, ir sportuojam, ir rankdarbius darom, valgyt gaminamės. Mums nėra rutinos, kad kiekvieną dieną tas pats per tą patį. Nėra. Mes kažką vis tiek tą veiklą mes susigalvojam. Svarbiausiai, kad klientams būtų viskas gerai pergyveni. Paskui, kad kitiems darbuotojams būtų sveikatas, kaip saka, kad sutartumėm, kad nebūtų jokių pykčių. Kasdieniniai rūpesčiai rūpintis klientais, kad jie viską apsitarnautų, susitvarkytų į maistui ir mokom ir indus plauti, ir tvarkyti aplinką, į laukę išeinam, į lapus griebam. Žodžiu, darbuojamės ir maistą gaminam, važiuojam ir žvejybą kiekvienais metais, gaudom žuvis. Kasam sniegus, valom, padedam negalėsiems su vežimėliais, auklėtojom, išplanam grupės, važiuojam ekskursijas, treniruojam, teatrus statom. Aš numažant čia užaugau. Man patinka čia, koncertuojam, į Plungę važiavom, į Mažeikius, į Jurbarką, važiavom koncertuoti, mums buvo ansamblis, su ansambliu. Būna išvyko, į delfinariumą važiavom, prie jūros buvau, man labiausiai patinka šokti. Turiu šokį partnerį. Ir šiaip nuo pat vaikystės pati kurdavau šokius. Man jie vaikai. Nežinau, aš vaikais juos ir vadinu, nors ir jau reikia sakyti paslaugų gavėjai, o man vaikai. Nežinau, tikriausiai iki galo bus vaikai. Ir ta emocija yra tokia, kad, nežinau, jie man visi brangus. Mes orientuojamės bent aš tai, kad kiekviena diena būtų jiems ypatinga, tuo pačiu ir man ypatinga ta kiekviena diena yra, nes jinai yra unikali, kiekvieną dieną mes ateinam, mes nežinom, mūsų dienotvarkė yra, atrodo, susiplanuoja, bet jinai vyksta visai kitaip. Mes orientuojamės į kiekvieno poreikius, tai gal tas ir yra, kad išmokstam kiekvieną dieną vis kažko iš jų. Per savo tą darbinę patirtį esu tikrai išmokusi džiaugtis kiekvieną dieną paprasčiausiom smulkmenom. Esu sutikusi kiekvieną, pažinusi kiekvieną ir tėvelį, ir vaiką, ir klientą, nes su kiekvienu reikėjo bendrauti, išklausyti daug įvairių istorijų, liūdnų, graudulingų. Ir po to matyti, kaip tėvelių veidai keičiasi, kaip šypsosi akis, kaip atsiranda viltis. Prisiliečiau beveik prie visko. Ir šokau, ir dainavau, ir piešiau, ir kartu keliavau, ir talkuose buvome. Taigi noriu tik pasakyti, kad visi turėkit viltį ir visi ateikit į viltį ir kad neįgalusis visada yra laukiamas, priimamas ir jam yra suteikiami geri, šilti, jaukus antrieji namai. Aš asmeniškai į žmonės dirbančius socialinėje srityje pradėjau žiūrėti kaip į juodasias gulbes. Kodėl aš taip sakau?
skaičiau knygą Talebo Juodoji gulbė ir ten yra parašyta, išsireikšta, kad tos juodosios gulbės tai gali būti įvykiai, kurie nutinka netikėtai arba kurie turi reikšmę pasaulyje, bet dažnai yra nepastebimi, nematomi, kitiems galbūt nereikšmingi. Arba tai gali būti žmonės, kurie turi įtaką kitiems žmonėms ir galbūt ta įtaka kitiems atrodo niekinė, bet mūsų atveju, socialinių darbuotojų atveju, šita įtaka kitiems žmonėms, tai yra konkrečiau mūsų paslaugų gavėjams ar jų artimiesiems, tai yra begalinė įtaka. Ir matau tame stebuklą. Tai yra stebuklingi įvykiai, stebuklingas procesas. Ir noriu, kad tai visi pamatytų, tai visi pajaustų, kad tai yra labai svarbu ir tas ryšys yra labai svarbus. Žmogus, žmogui, žmogus. Paprastai mes visi turime norų, svajonių ir tikslų. Netgi tuo met, kai atrodo, jog nieko nenorime, greičiausiai vis tiek ko nors norime. Tik tuo metu galbūt netikime, kad galime tai pasiekti ar gauti. Telšių centras Viltis daugiau nei paprasta įstaiga. Daugeliui čia antrieji namai. Galimybė saugiai augti, bendrauti, būti išklausytiems ir suprastiems. Sunku suskaičiuoti, kiek įvairiausių veiklų bei užsiėmimų vyksta už šių sienų. Muzika, šokiai, sportas, žaidimai, rankdarbiai, išvykos, kasmetinė žvejyba, koncertai ir daugelis kitų. Švenčiamos visos, net ir mažiausios šventės, o atmosfera pripildyta meilės. Meilės vienas kitam. Tikrai labai malonu, kad yra toksai centriukas, kad yra tokia organizacija, kur gali panašaus likimo žmonės susieiti, pabendrauti ir galų gale tai čia jiems yra dar. Įsivaizduotume dabar taip, jeigu jinai sėdi namuose, viena, ar ten su mama, taigi žmogus bunki, taip sakykime, be bendravimo žmogus bunka. O čia vis tik yra bendravimo, yra bent jos darbuotojos. Jaučiasi jinai ten kaip pas mamą, kad būtų gal net laisviau. Man išties tai yra labai gera iniciatyva, čia jau, aišku, 30 metų pasirodo, čia jau yra daug. Iš tikrųjų, taip netgi tokio jausmo nėra, kad tas laikas šitiek, daug laiko jau esu čia ir tiesiog labai įdomu yra dirbti. Tai labai gaunasi, kaip sakant, toksai atgalinis ryšys labai. Už tai, kad man taip atrodo, kad aš juos galiu pamokyti. Tarkime, jeigu yra tapyba, tai ten kažką paaiškinti apie spalvų gamą, apie maišymą spalvų, apie dar kažkokius tai tuos tokius techninius dalykus. O kada jau jie ima ir kažką daro, aš tada žiūriu ir man atsiveria akis. Kaip jiems išeina, tai yra jiems tiesiog įgimta, jie mato. Jie neslėpia savo emocijų ir jie yra tokie, kokie yra. Ir tas jų nuoširdumas, jisai taip tiesiog sujaudina. Aš kaip į viltį žiūriu. Nesu negalinė, bet galvoju, kad jie su viltim čia gyvenam ir mes ir į jų tikimės, kad iš tikrųjų, o gal bus kita diena geresnė. Būna sudėtingų dienų, būna sudėtingų situacijų. Bet mes jas sprendžiame su dideliu pozityvumu, su didelio komanda, vieni kitus palaikydami, nes būna, kad kai vienas palūžta, kitas yra šalia ir kitas pasiūlo savo energiją, savo stiprybę ir
būtent tas komandinis darbas, tas palaikymas labai įtakoja ir mūsų paslaugų gavėjų buvimą čia ir apskritai gyvenimo kokybę. Sako, nebūk pats blogas ir nebus tau blogų. Nežinau, mes ateinam iš tikrųjų ir sutinkam ir tuos vaikus, ir su tais vaikais, ir išsiskiriam, jie savi. Namai. Mes netgi labai mėgstam pajuokauti iš tikrųjų. Mes juokiamės, kai turim nuotaikos, tai iki ašarų tiesiog būna. Mes tikrai, kas mane nustebina, tai humoro jausmas tikrai. Labai geri. Auklėtojai labai geri, mokytojai visokiausių užimtumo. Čia viskas puikiai, klasiška. Ši įstaiga labai, vis geriau gyvenam, taip aš jaučiu. Vis geriau gyvenam, statų namelius, kursis naujos patalpos, bus viskas gerai. Stiprybės visiems, sveikatos ir kantrybės. Džiaugiuosi, kad dirbau Centre Viltis. Buvo malonu sutikti tokias nuostabius žmonės. Dėkoju direktoriai Irminai ir visiems kolegoms už šiltą priimimą į savo draugišką, kūrybingą kolektyvą ir man pagalbą. Iš visos širdis ačiū. Linkiu Jums klestėjimo ir vystymosi. Linkiu, kad ši įstaiga klestėtų. Ištvermės, stiprybės, dirbant su mumis su darbą. Meilės, šilumos ir nesipykti. Ir sveikatos. Man nieko netrūksta, aš tik gal norėčiau neprarasti optimizmo ir gyvenimo džiaugsmo, kokį aš turiu. Tai vat. Jie neturi būti išstumti iš mūsų bendruomenės. Jie yra tokie patys bendruomenės nariai, kaip ir visi kiti, kuriuos sutinkam kasdieną. Ko aš linkiu? Aš linkiu šitom moterim stiprybės, tik stiprybės šitam darbe. Labai džiaugiuosi, kad ir buvusi vadovė ir dabar esanti eina tuo pačiu tikslu, kad klientai yra vadinami mūsų darbdaviais, viskas yra daroma tik dėl jų labo. Visiems linkiu vilties. Mes orientuojamės ne tik į klientus, bet ir jų šeimos narius. Jie tik irgi nori pailsėti ir atsigauti. Tai aš manau, tos visos mūsų paslaugos kaip tik suteiks galimybę tiek mūsų klientams, tiek mūsų Telšių miesto bendruomeniai galbūt labiau su mumis susipažinti, pažinti. Atvykti, apsilankyti, pasibūti ir manau, kad mes tik plėsimės viltingai. Savo sveikatos, visiems sveikatos ir gerų norų dirbti, draugiškumo. Visoms bendradarbėms ir klientams sveikatos svarbiausiai. Tik tai stiprybės, kantrybės, dorybės ir visa ko, kas tik įmanoma, patys geriausi, šilčiausi žodžiai įstaigai. Tegul sveikatos šaltinis neišsenka ir laiko upė teka pamažu. Vilties, ramybės, meilės linkiu jaunuoliams ir savo bendradarbiams, tuo pačiu ir savo, kad būtų sveikata, kad iš tikrųjų dar gyvuotume ir tas vilties žiburėlis neužgestų dar daug metų. Įstaigai norėčiau dar ilgų metų, kad gyvuotų dar 100 ir daugiau. Čia gyvenantis jaunimas kaip paukščiai, kurie likimo pakirstais sparnais į erdves negali kilti. Todėl jie Kauno gatvėje sutupė į viltį. Aš galiu pažadėti, kad aš būsiu visada už komandą,
Visada stengsiuos dėl paslaugų gavėjų, stengsiuos, kad stigma mažėtų, stengsiuos, kad ryšys su bendruomenė būtų stipresnis. Tai aš būsiu čia.